vienatinis Dievas ir gyvenimo tikslas. Įsivaizduokite sunkių akmenų eilę, kurioje jie remiasi vienas į kitą. Jei kiekvienas akmuo remiasi į esantį už jo, o tas esantis už jo taip pat remiasi į kitą, visi akmenys nukris. Kad jie visi stovėtų, gale turi būti kažkas, kas niekur nesiremia. Kažkas pakankamai galingo, kad išlaikytų viską, kažkas stovinčio savaime ir nepriklausomo nuo nieko kito. Viskas visatoje yra kaip tie akmenys. Lygiai taip pat, kaip kiekvienas akmuo remiasi į kitus akmenis, kad išliktų stovintis, viskam visatoje reikia daugybės kitų dalykų, kad tik egzistuotų. Jūs priklausote nuo oro, vandens ir maisto. Maistas priklauso nuo žemės, lietaus ir saulės. Saulė priklauso nuo fizikos dėsnių. Kad ir kur pažvelgtumėte, vienas dalykas priklauso nuo kelių kitų dalykų. Mokslas labai gerai apibūdina šiuos ryšius. Jis paaiškina, kaip vienas dalykas priklauso nuo kito. Tačiau jis nepaaiškina, kodėl visa akmenų eilė iš viso stovi. Jis neatsako į klausimą, kas yra pakankamai galingas, kad viską išlaikytų. Norėdami tai suprasti, turime pažvelgti toliau už priklausomų dalykų grandinės. Turi būti būtybė, kuri viską išlaiko, bet pati niekur nesiremia ir nuo nieko nepriklauso. Ta būtybė, kuri viską išlaiko, bet pati nėra niekieno laikoma, mes vadiname visagaliu Dievu. Gyvenimo tikslas, taigi visagalis Dievas sukūrė mus ir viską aplink mus. Apsidairę matome, kad viskas turi aiškų tikslą. Saulė šildo žemę ir pakelia vandenį į dangų, suformuodama debesis. Vėjas gena debesis. Lietus iš debesų priverčia augalus augti. Augalai ir gyvūnai teikia maistą žmonėms. Nieko visatoje nėra atsitiktinio ar betikslio. Kai net negyvi daiktai turi tikslą, kyla logiškas klausimas, kodėl visagalis Dievas sukūrė žmones, kurie akivaizdžiai turi aukščiausią intelekto ir sąmoningumo lygį. Kad atsakytų į šį klausimą, Dievas siuntė pranašus perduoti jo žinią žmonijai. Nuo pranašų Adomo, Nojaus, Abraomo, Mozės, Dovydo, Saliamono, Jėzaus ir Jono iki paskutiniojo pasiuntinio, šventojo pranašo Muhamedo. Tebūnie jiems visiems ramybė. Kiekvienas pranašas atėjo su ta pačia aiškia žinia. Dievas sukūrė žmones, kad jie jį garbintų ir jam paklustų. O šis pasaulietinis gyvenimas yra nuolatinis mūsų paklusnumo Dievui išbandymas. Kiekvieną mūsų darbą, žodį, mintį ir ketinimą užrašo angelai. Mirties akimirka yra tada, kai išbandymas baigėsi ir atskleidžiami rezultatai. Tie, kurie gyveno tikėdami visagaliu Dievu ir darė gerus darbus, pasieks sėkmę rojuje amžinai. Tie, kurie netikėjo ir atstūmė visagalį Dievą, kentės amžiną bausmę pragaro ugnyje. Kaip mes žinome tiesą? Kaip mes žinome, kad pranašai atėjo? Jie paliko dieviškasias knygas, kurias gavo iš Dievo. Visos dieviškosios knygos bėgant laikui buvo iškraipytos, išskyrus šventąjį Kuraną, kuris yra tobulai išsaugotas iki šių dienų, praėjus daugiau nei 1400 metų. Bet kaip mes žinome, kad Kurana tikrai yra nuo visagalio Dievo? Pagalvokime apie būtinas Dievo savybes. Jis turi būti be pradžios ir be pabaigos. Jei jis būtų pradėjęs egzistuoti, jis priklausytų nuo kažko, kas suteikė jam egzistenciją. Taigi jis negalėtų būti ta būtybė, kuri nepriklauso nuo nieko kito. Jei jis nustotų egzistuoti, tuomet jis negalėtų būti būtybė, nuo kurios viskas priklauso, nes jo pabaiga reikštų, kad viskas taip pat baigtųsi. Taigi, Dievas neturi nei pradžios, nei pabaigos. Jis turi būti vienas. Jei būtų du kūrėjai, vieno valia ribotų kito galią, o ribota būtybė negali būti Dievas. Pavyzdžiui, jei vienas kūrėjas norėtų, kad saulė patekėtų, o kitas norėtų, kad ji nusileistų, tik vienam galėtų pasisekti. Tas, kuriam nepavyksta, yra bejėgis, o bejėgė būtybė negali būti Dievas, nuo kurio viskas priklauso. Ir galiausiai,
Jis niekaip negali būti panašus į savo kūrinyje. Jei jis būtų panašus, jis būtų priklausomas lygiai taip pat, kaip ir jie. Ir jis negalėtų būti būtybė, nuo kurios visi priklauso. Dabar paklauskite savęs. Iš visų dievų, kuriuos žmonės garbina, kuris atitinka šiuos loginius kriterijus? Tai Dievas, kuris atsiuntė šventąjį Kuraną. 112 skyriuje Allah sako: sakyk, jis yra Allah vienas. Allah yra nepriklausomas. Jis nei gimdo, nei buvo pagimdytas. Ir nėra jam lygių. Vienas Dievas. Jam nieko nereikia. Viskam reikia jo. Amžinas. Jokio sūnaus, jokio tėvo. Visiškai skirtingas nuo kūrinijos. Jokio partnerio, jokio lygiaverčio. Kuraną apibūdina Dievą tiksliai taip, kaip reikalauja logika. Tai nėra sutapimas. Tai įrodymas, kad šventasis Kuran iš tikrųjų yra knyga, atsiųsta visatos kūrėjo, visagalio Allah. Kvietimas. Taigi mes kviečiame jūs į islamą, garbinti tikrąjį Dievą, kuris sukūrė dangų, žemę ir viską, kas egzistuoja. Norėdami priimti islamą, tiesiog nuoširdžiai tarkite: aš liudiju, kad nėra kito Dievo, verto garbinimo, išskyrus Allah, ir aš liudiju, kad Muhamedas yra Allah pasiuntinys. Ašhadu an la ilaha illallah, wa ašhadu anna Muhammedan Rasulullah. Jei mes klystame, jūs prarasite 3 minutes. Jei mes esame teisūs, pasitraukdami jūs prarasite viską nesibaigiančiame pomirtinėme gyvenime. Durys į amžinąją palaimą yra plačiai atvertos. Ar žengsite pro jas?